Didžiausia kūrybiškumo priešai tai yra bet kokia prievarta. Prievarta ne tik iš išorės, bet prievarta net ir iš savęs paties. Jeigu aš savo aiškinsiu, kad aš privalau sukurti tą, aš ten turiu sugalvoti kažką, to niekada nebus, mes iš karto užsidarom. Reikia, kaip sakyti, ne tai, kad save apgauti, bet vesti savo kūrybiškumą taip švelniai, kaip tokiu, sakykime, kaip kokiuose tai či pratimuose. Jeigu aš turiu kažką tai padaryti, sakyti savo, aš ne taip, kad aš turiu kažką padaryti, o jeigu aš pabandyčiau taip. O jeigu variantas būtų toks, o jeigu pradėčiau nuo čia, bet neformuluoti taip, kad aš turiu padaryti kažką ir kažką iki tada ir tada. Leisti savo, jeigu galima taip pasakyti, pjaut grybą. Leisti savo fantazuot, leisti savo žaist, vaizduoti. Tu neįstatai save į kampą, kur tu kažką privalai. Nesvarbu kam, režisieriui, tautai, liaudžiai, projektui ar pačiam savo. Tu nieko neprivalai. Ar studentam, ar mokiniam aš draudžiu save kritikuoti, draudžiu neužbaigti darbo, nesvarbu kas bebūtų, draudžiu priimti pastabas asmeniškai ir draudžiu siekti perfekcionizmo. Galime mokytis ir kuo daugiau išsprendžiam, tuo daugiau išmokstam. Bet pasaulyje yra daug nestandartinių uždavinių, olimpiadinių uždavinių, ar netgi kuriant, kūryboje, verslumui, taip, reikia išmokti reflektuoti, taip, įsigilinti problemą. O tas ateina per emocijas, kaip sakiau. Ir ta grandinė užsidaro, emocijas sukelia būtent kūrybinės priemonės. Menas, taip, muzika, taip, teatras ir filmai. Tai filmai buvo mano įrankis, jų yra daug, tai yra svarbi pop kultūros dalis. Jaunimas tom auga kiekvieną dieną, žinau, kad tai veikia. Juokaujama, kad geriau ir patogiau būtų leisti jie tiesiog nukristi, nes tie sužalojimai yra netgi baisesni, taip. Mes turime įskaičiuoti gerai, jinai krenta, jinai turi laisvojo kritimo pagreitį. Supermenas iki jos greitėja irgi. Mes sudedam tos pagreičius, taip, mes išskaičiuojame laiką, susivedam viską į greičius ir gauname virš 100 metrų per sekundę. Tai yra milžiniškas greitis. Gal jinai būtų padalinta net į 3 dalis, nes jo rankos veiktų kaip kirviai. Kūnai, kurie gali sugerti efektyviai kinetinę energiją, tai yra mūsų visą tą judesio kiekį, dinamiką, taip? Ir mes žinom, kad stabdydami savo mašiną, kas geriausiai sugers mūsų kinetinę galvos netgytą, taip? Oro pagalvės, tai yra minkštųjų kūnų savybė, taip? Dėl to tie, kurie bando pabėgti ir šokti pro langą, jie leisis ant šiukšlių maišų, nes turi būti suminkštinta, kad tai, kas sugers tą kinetinę energiją. Standūs kūnai dėja to nepasižymė. Mes negalvojam, kad atsirėmė metalą į ne, taip. Tai šiuo atveju gerai, jeigu mes patikėtume, kad yra tokia medžiaga, kuri sugeria, tai sugėrus visiškai jinai įkaistų. Mes galime įsivertinti temperatūrą iš termodinamikos, kiek taip, tiesiog šydas išsilydytų, o kulkos neatšoktų, o netekusios energijos viskas krenta. Kovojant prieš klimato kaitą ir stengiantis padaryti taip, kad nepereikvotumėme savo pasaulio žemės resursų, be abejo atsiranda naujų poreikių profesijose, naujų įgūdžių poreikių. Plačiaja prasme juos vadiname žaliaisiais įgūdžiais arba tvarumo įgūdžiais.
bet jie gali būti labai įvairūs. Štai praeitais metais susidūrėme su didelio masto energetikos krize ir visoje Lietuvoje trūko tokių paprastų atrodytų dalykų, kaip saulės modulių montavimas. Tai buvo sudėtinga padaryti, nes trūko žmonių, kurie tą gali padaryti. Tai vienas gal paprastesnių žaliųjų, vadinkime, įgūdžių. Lygiai tas pats susijęs su bet kokia kita atsinaujinančia energetika, bet galima žiūrėti ir toliau. Tai taip pat susiję ir su cheminių procesų žinojimu, nes, tarkime, baterijos, nes mes kalbame apie elektrifikavimą, baterijoms reikalingos didžiulės chemijos žinios. Ir dar nežinia, kur nueis šitas progresas, nes norim ar nenorim, jis bus su mumis. Mes turėsime ieškoti būdų, kaip dorotis, kaip tvarkytis su klimato kaita, kaip ją stabdyti. Davoso pasaulio ekonomikos forumo susirinkę lyderiai 10 metų laikotarpyje, vertindami grėsmes, pasaulinės grėsmes, mato, kad iš 10 grėsmių 4 didžiausios, apskritai 5 yra susijusios su klimato kaita ir ekosistemų pažeidimu, bet 4 iš jų bus pačios didžiausios, tai ekstremalūs gamtos reiškiniai ir panašūs dalykai. Aš galvoju, kad kai kurie dalykai, kuriuos mano kartos žmonės laiko žaliuoju įgūdžiu, jaunesnės kartos žmonės jų net nelaiko kažkokiu tai įgūdžiu, jiems tai yra savaime suprantamas dalykas. Atliekų rūšiavimas, pavyzdžiui, man to teko išmokti, vyresnės kartos žmonėms to teko išmokti, jauniesiems augantiems žmonėms, jie su tuo auga, jie tą žino, jiems tai yra visiškai natūralu. Ir jie supranta, kad tai nėra kažkoksai tai primetimas. Jie supranta, kad mes turėsime ilgą laiką gyventi su tais naujais įgūdžiais ir juos dar labiau vystyti, nes paprasčiausiai klimato krizė, ji yra su mumis toks bazinis dalykas ir su tuo mes turime tvarkytis ir kuo toliau, tuo labiau visas pasaulis tvarkosi. Tai klausimo net negali būti, ar verta. Aš manau, kad klausimas yra, ar verta su ikimokyklinukais. Ir netgi sakyčiau taip, tikrai sakyčiau taip. Dėl to, kad tokio amžiaus vaikai yra nepaprastai smalsus, yra nepaprastai imlus, jiems yra viskas įdomu, jiems įdomu pinigai, jiems įdomu, kaip pinigai yra uždirbami, jie nori viską apie tai žinoti ir jeigu mes viską pristatysime vaikui suprantamą kalbą, tai jis viską ir supras. Finansai nėra, raketų mokslas. Ir tada augs karta, kuri daug geriau supras jau tą sudėtingesnį turinį ir visus niuansus. Dėl to, kad tu niuansų negali suprasti, kol tu nesupranti esmės. Mūsų mokykloje yra, iš tiesų ūkis. Ir mūsų trečiokai, būtent trečiokai yra mūsų absoliučiai fantastiški ūkininkai. Viskas prasideda jau 2 klasėje, nes mes pradedame su vaikais apie tai kalbėti. Kas bus, kaip vyks, ko jie mokysis, kur jie eis, jie ateina į mūsų miesto sodą, jie kartais ir palaisto, apžiūri, kalbasi su mūsų miesto sodo koordinatorė. Bet iš tiesų, kas yra nepaprastai svarbu, kad būtų kažkas atsakingas. Tai vat mūsų mokykloje tie, kurie yra atsakingi ir prisima atsakomybę, sprendžia, ką auginsime, kaip parduosime, kiek kainuos tai, ką mes parduodame. Tai yra
yra būtent 3 klasės mokiniai. Ir jie tada kitų metų rudenį, kai baigėsi derlius ir miesto sodas yra uždaromas žiemai, perduoda, yra perdavimo ceremonija jau dabartiniams 3-okams. Ir pavyzdžiui, jie iš vis pasiskaičiavo, kas jiem labiausiai apsimokėjo, ar ne? Ir suprato, kad ne braškės labiausiai apsimokėjo, gėlės. Dėl to, kad tėvai, kai būdavo gražios puokštės, nes jie sudėliodavo puokštės, ar ne, ryte atveždavo vaikus į mokyklą, prie vartų stovėdavo, jau mūsų Junior Achievement mokiniai ir pardavinėdavo puokštės. Galėdavo nupirkti puokštės. Tai mūsų labai dažnai netgi vidinės bendruomenės mokytojai, tarkim, jeigu eidavo vakare į kokią šventę, tai mieliau pirkdavo mūsų vaikų užaugintas gėles ir iš jų padarytas puokštės. Ir jie suprato, kad tai jiem pelningiausia. Tai šiemet prisisodino daugybę gėlių, netgi pijūnų pabandė sodinti. Žiūrėsim, kaip bus šiemet.